You can't be serious, man. You cannot be serious. That ball was on the line. Taip, tai ką, labas rytas Lietuva. 13 geimas grįžta į jūsų namus ir visur kitur. Ofisus, mašinas. Mašinas, offisus. Paplūdimis dar vis galioja. Paplūdimis vis dar galioja. Ką, turim ypatingą gausą naujienų turbūt. Aš tiesa esu Tomas Ganusauskas, man vis dar patinka tenisas. Šalia mūsų ištikimas kolega Ervinas Kvitkauskas. Sveikas, Ervinai. Matyti labai. Pailsėsi nuo futbolo šiek tiek? Nuo futbolo, žinai, niekada nepailsėsi. Pasibaigė vienas, prasideda kitas. Tai čia panašiai ir su tenisu. Vienas turnyras baigėsi, prasideda kitas ir važiuoja. Tas pasaulis toksai, žinai, mūsų sporto, jisai, kaip sakant, be pertraukų. Vasarą, atrodo, turėjo būti pertrauka, bet pats nesigavo. Kas vis vyksta, dar pašnekėsim ir apie olimpinės, kokios buvo. Ir ką, turim Aistį Šlajų pas save. Antrą kartą, Aisti, labai smagu tave vėl matyti čia. Ačiū už pakvietimą. Ir malonu dalyvauti dar kartelį. Važiuojam. Ką, aišku, jos Openo laikas. Aš atiduodu pagarbą Amerikai visaip kaip moku šį kartą, bet pradėti galim nuo trumpų kitokių intro ir šią savaitę galim turėti Manakoro Challengeryje pas Rafą namuose. Pirmą lietuvišką tarpusavio akistatą kvalifikacijos finale galim turėti Edą Butvilą ir Richardą Berankį, vieną prieš kitą, kovojančius dėl patekimo į pagrindinį turnyrą. Aisti, kas, ką? Nebejoju, kad jie susitiks. Aš tikiu tuo, kad bus lietuviškas derbis, bet kas laimės nesimsiu komentuoti. Čia tas pats kaip paklausti, kurį savo vaiką labiau myli. Tai aš tiesiog stengsiuosi džiaugtis tą kovą, jeigu jinai bus kažkur live, būtų labai labai įdomu pažiūrėti, bet prognozių šioje vietoje nedalinsiu. Jin tikrai bus live, aš iškart galiu dar pasakyti visiems, kas esat pražiūrėję, tai visus Challengerio mačus, Challengerių visų rodo ATP puslapis, tai ten tikrai galėsim stebėti viską gyvai ir matyti, Ervinai, kokios tavo prognozės ir ką tu norėtum matyti finale? Ne finale, o pagrinde. Man tai visų pirma labai patinka, kad Aistis pozityviai žiūri, sako iš karto, kad bus be jokių, žinai, ten, kad laimės lietuviai, susitiks tarpusavį ir viskas, tai čia smagus tas pozityvas ir sunku bus, manau, abiem, bet labai įdomu. Mes tų dvikovų jau laukiam, kažkada jau buvom, ar ne, visai taip per vieną tą etapą irgi, per vieną pergalę labiau, net ne per etapą. Vienas jau buvo, laukė, bet kitas svečius neatėjo. Jo, tai bus įdomu, Edui, kaip ir mes dažnai šnekam, vis tiek čia yra žaidimas prieš savo tokią legendą, prieš žmogų, į kurį visą laiką lygiuojasi, žiūri ir taip toliau ir nemanau, kad lengva. O Ričkai irgi, nesinori jau, žinai, užleisti. Taip, jau vis tiek, jau dabar kalbam, kad jau Rička nėra tas pirmoji raketė Lietuvos, jau dabar Vilius ar ne ten yra. Tai bent jau tos antrosios irgi nesinori atiduoti. Tai įdomu bus stebėti, bet labai smagu, kad lietuviai vis kopia aukštyn. Aišku, Richardas, sakykime, taip po truputį nueidinėja, bet matom, kad atsiranda tie princai, kurie pasiruošia tą karūną perimti iš Lietuvos teniso karaliaus. Tai smagu. Mes čia turim netgi tam Manakore, galim turėti tiksliau neakivaizdinę tokią dvikovą dėl antros Lietuvos raketės vardo, nes taškų skirtumas tarp Richardo ir Edo nebėra toks didelis, berods, jeigu aš neklystu, apie 40, šiek tiek daugiau. Tai labai sėkmingo Edo turnyro atveju įmanomos rokiruotės ir šioje vietoje, nežinau, jo, nesinori čia to linkėti turbūt, Aisti. Aš tai, vyrai, žinokit, šitą diskusiją norėčiau nutraukti ir pakreipti kitą prasme. Aš tai, kaip Ervinas sakė, pozityvas, matyti esu toks užkietėjęs, visur bandantis pamatyti teigiamą aspektą. Aš tai manau, kad pasidžiaugime to, kad turim 3 vyrus top 400. Kiek valstybių mūsų dydžio, mūsų teniso išsivystimo gali tik pasvajoti apie tai, ar ne? Ir lygiai tas pats ir su moterim, turim net kelias moteris, kurie top 1000. Galbūt daug teniso mėgėjų ir mylėtojų atrodys tai nedidelis pasiekimas, bet manau tikrai daug šalių, mažųjų šalių su panašia populiacija, ypatingai šiaurės šalių, kur teniso aikštelės turbūt yra sudėtingiau pastatyti ir prieiti, ar ne, tikrai pavydi mums ir sako, žiūrėkit, kaip Lietuvai sekasi, tai aš tiesiog noriu pasidžiaugti to, kad mes turim daug žaidėjų aukštai, o kuris yra pirma, antra, trečia, man asmeniškai tai nėra tiek svarbu, kiek svarbu, kad mes turim labai stiprią Deviso rinktinę. O kaip tu galvoji, o jiems svarbu ar ne?
Čia toks, vat, man labai įdomus klausimas, nes jie aišku visą laiką deklaruoja, kad ne, mums tai nesvarbu, ta prasme, ar tai yra nuoširdu, ar tai yra deklaracija. Aš visgi suprasčiau, jeigu jie tą atsakymą duoda, kad jiems nesvarbu, aš visgi suprasčiau. Tenisininkui yra, nes mes esam visgi ne Lietuvos krepšinio rinktinė ar futbolo. Mes esam globali rinka ir globalus sportas ir tu nori būti geresnis už bet kurį kitą iš kitos šalies. Tai mes turim tą ITP reitingą, kuriame norim būti aukščiau. O kelintas tu būsi, čia tas pats kaip, sakai, žiūrėkit, amerikonas, jeigu tu esi top 6, bet tu esi top 30 pasaulyje, ar ne, tai tu esi tik top 6, bet tu esi top 30. Tai man atrodo, kad top 30 yra daug svarbiau negu kelintas tu esi savo valstybėje. Aš kažkaip galvoju vis dėlto, kad tas savas schemas gal kartais per daug nuvertinamas yra. Aš manau, kad jiem vis dėlto širdį norisi būti geriausiu savo sodžyje. Tai aišku, kad norisi. Tai man tai atrodo, kad čia būtų blogai, jeigu nesinorėtų. Tai vis tiek tu turi kažkur tai matyti save, ar ne? Ok, ten ir ypač, Aistis gerą pavyzdį pasakė, gal jeigu tu esi tam tokiam, žinai, jeigu ten mes 3 lietuvius turėtumėm 50-ukę, tai turbūt būtų ten dzina, jeigu ten vienas 30, kitas 35, tai turbūt, o ten jau pirmas, ar tai koks skirtumas, nežinai, keistusi tas tavo pirmo ir antro statusas gal ten kiekvieną kartą. Bet dažniausiai taip nebūna, dažniausiai ar ne, vis tiek mes esam kažkur dar šiek tiek aukščiau, bet su tai galimybė kovoti dėl to 50-uko ten kažkur tai ar 100-uko, žinai, tai tuomet vis tiek tu turi mąstyti apie tai, kad, žengti kažkokį žingsnį, ar ne, tu statai dabar mes ten žiūrėjom irgi, kalbėjom apie prieš sezoną, dar man atrodo apie lietuvių ten tikslus, ar ne, kur mes matom juos, kur jie mato save, ten 300-ukai, 400-ukai, ten 250, matom, kad dauguma jau jų turbūt ir Redas, ir Vilius viršyje savo tikslus, tas yra labai smagu, tai vis tiek turbūt vienas iš tikslų irgi yra, kad, pabaigti, kad, aišku, jeigu tas tikslas, žinai, bus ten, tu pabaigsi 600-ukę, kitas tavo kolega pabaigs ten 800-ukę, tai turbūt, kad abu jūs būsit neįgyvendini ir nesvarbu, kad tu būsi tuo metu ten pirma raketė, tai čia tas pozityvo tuomet nebus, bet jeigu jūs abu kilsit aukštyn, tai vis tiek turbūt tas smagumas vadintis pirmąją raketę Lietuvoje, atvažiuoti į rinktinį jau su tokiu šiek tiek galbūt kažką ten viens kitą šiek tiek per dantį lengvai taip pašpilkavo, tai smagu, taigi nuo to sportas tik smagesnis. Aš manau sutinku, kad konkurencija visgi tai yra driveris bet kur, ar ne, tai šitoje vietoje šioks toks turbūt driveris ir vyrams yra, bet nemanau, kad jie apie tai galvoja kiekvieną rytą atsikėlė iš lovos. Suprantama. Aš Ervinas priminė apie tikslus, galiu priminti, kad sezono pradžioje jaunieji mūsų abudu bičiai deklaravo, kad Australijos kvalifikacija yra jų, kitų metų Australijos kvalifikacija yra jų sezono tikslas. Tai iš esmės Vilius ją kaip ir turi, Vilius netgi, sakykime, savo planą aplenkė vienu Grand Slemu, sakykime taip, ar ne? Edui trūksta netiek daug, tai linkim jam turbūt geros sezono pabaigos ir labai tikiuosi, kad, Australijoje nemiegosim dvigubai daugiau negu... Trigubai. Arba trigubai. Aš linkėčiau trigubai nemiego daugiau. Labai sutinku. O dar kalbant Aistė apie pozityvą, tai neseniai žiūrėjau tokį podcastą, ten ir labai daug irgi kalbėjo apie tai, kad kas skiriasi, kuo skiriasi žaidėjai, ten tie topiniai nuo šalia topo esančio. Tai irgi labai daug akcentavo, kad po kiekvieno kamuoliuko stengiasi išvelgti pozityvių, gerų dalykų. Aišku, mes matom, kad ir nervų būna ir visko, bet visgi tas toksai dėsningumas, kad didžiąją laiko dalį jie stengiasi išvelgti, ką gerai darė ir kuo greičiau pamiršti blogus dalykus, kad žiūrėti į tą kiekvieną tašką artimesnį pozityvą, iš pozityvo pusės. Aš turbūt šitoje vietoje pasakyčiau, yra toks labai populiarus kvautas, nežinau, kas jau yra savininkas, bet jį labai naudoja Novakas Džokovičius dažnai, kad tennis is a sport of mindset and movement, ar ne? Jeigu tu judi gerai ir tu turi stiprų mindsetą, tu eisi toliau negu tas pats, kuris yra šalia tavęs tokio paties lygio. Taip. Tai turbūt įtariu, kad ir Viliaus mindsetė yra kažkokie, perksai, dėl kurių jisai taip greit akseleruoja. Taip pat sutiksiu su tavimi. Intro baigiam, bet čia nenori, Vilius. Vyrai, turim galbomaniją Lietuvoje? Vienareikšmiškai. Didelę bangą, didelį įkvėpimą ir tai yra tokia banga, kurią sukūrė Richardas prieš turbūt 14-15 metų. Ir dabar mes turime tokią prasidedančią labai gražią antrą bangą. Aš tik tai smeldžiuosi, kad jinai ilgai truktų. Ir kad Edas užbanguotų iš lygiai taip pat. Taip, čia kaip jūra, matyt, tos bangos jos ne vienodos, ar ne? Tai vienareikšmiškai Edo banga ateina irgi kartu ir aš norėčiau, kad mūsų mėgėjai irgi teniso mėgėjai ir klausytojai nepamirštų, kad mes turime tikrai Edą, kuris tikrai viršyje bet kokius lūkesčius ir tikrai lenkia daugelį savo bendramžių.
su pasiektais rezultatais ir tikslais ir galbūt reikia nepamiršti ir paploti ir jam. Na, tai kalbant apie tuos turbūt mūsų tenisininkus, tai atsimenam, kaip Richardas pradėjo, ar ne, kokia buvo ta visa banga. Paskui Edo tas iššovimas, ar ne, irgi tuose jaunimo turnyruose, tada Vilius kažkiek buvo gal šešėlį, dabar jau jisai, ar ne, išlindo ir per paskutinę savaitę tikrai tų klausimų labai buvo daug, kas čia tos Vilius, mes tai, ar ne, jau jį čia matom, globojam, jau kaip sakant, stebim tos pasirodymus, bet kiti tų Futuresų ar Challengerių tiek daug žiūri į tos pagrindinius turnyrus, pamato tos pagrindinės pavardės ir dabar jau lietuvis ten kažkur prie Richaro Gaske, prie Schwartzmano, mato, kad visai šalia pagrindinio turnyro, kiek čia trūko būtumėm, laukia iš vis pirmo rato, dar galėtų būti viskas įspūdingiau, bet čia, žinai, nevarom Dievo į medį, reikia džiaugtis tuo, ką turim ir tikrai labai smagu, kad tenisas dabar gauna didžiulę dėmesio dozę, reikia juo pasinaudoti, reikia juo naudotis tam pačiam Viliui, kitiems, ar ne, ir labai smagu matyti, kad vėl turim žaidėjus, kurie jau gali mums dovanoti tą aukščiausią kokybę ir aukščiausią reginį, ir dabar kaip dabar nestebėsi US Open ar ne po tokio starto, kai jau kvaliuose pradėjai žiūrėti, jau ten žiūrėti, kada čia žais kelintą ir taip toliau, visi skambina, čia, kur čia pažiūrėti, draugai, ten, tai ar čia rodys, ar čia GAU3, ar čia jau sportas, kur čia pažiūrėti, nuo to, man atrodo, jau prasideda tas sportas, kur daro jisai turi galimybę ant tų kažkokių sprandžinų, ant to batuto dar šauti viršų. Čia turbūt reikia prisiminti Bekerio ir Graf pavyzdį, kaip jie užkūrė tą Vokietijos tenisą ir kiek tos bangos yra svarbios visam kitam sporto vystymui. Tai čia tik tais džiaugtis ir išnaudoti. Ką, kalbant apie Vilių, turbūt mums reikia paskutinį mėnesį jo šiek tiek sustotės paskutinių mėnesių. Buvo Veronos Challengerio finalas, labai sunkus Challengeris su labai garsiais vardais ir kuris iš esmės pasirodymas jame Viliui garantavo kelionę į New Yorką. Būtent ten buvo paskutinė savaitė, kai užsiskaitė taškai tam, kad patektum į kvalifikaciją. Cordano's Challengeris, pirmas Viliaus titulas tokio lygio, tai turbūt labai svarbus postumis jam kaip žaidėjui, ar ne, Aisti? Vienareikšmiškai, bet kuris titulas jisai duoda tą pasitikėjimą savim. Plus reikia nepamiršti turbūt Veronos Challengerį, kaip jisai grįžo iš match pointų down prieš Gaske. Ir kokiu tenisu grįžo. Ir čia turbūt reikia prisiminti Roger Federerio pasakymus, kad kai jisai sakydavo, kai aš laimiu 5-7-6 2-3 rate, kokį pasitikėjimą savimi man duoda. Reiškia, jeigu aš galiu grįžti iš neigiamos situacijos, aš galiu turbūt padaryti, ką aš noriu. Tai čia turbūt tas... Veronos Challengerį jis turėjo be proto sunkius, dabar galvoju, 3 ar 4 mačus, 3 setų, ten virš 3 valandų Gaske su 2 match pointais berods, ar ne? Taip. 6-4 buvo Gaske, trečio seto taip reikia. Taip. Ir tada Vilius laimėjo 4 taškus iš eilės, tada be proto sunkus mačas su Basilašviliu, kuris irgi buvo top lygio absoliučius žaidėjas, antro dešimtuko, beldėsi į pirmo dešimtuko duris. Tai ten turbūt jau gali būti, kad finalų jėgų neužteko tiesiog, nes finalas Viliui nepavyko, bet atėjo Cordano's Challengeris. Bet recoveris buvo matyti geras, psichologija būmino ir turim, ką turim. Ir paskui nuvažiavo dar ir US Open. Kaip US Openas? Kiek svarbus jam, ta prasme, aš iškart Viliau turiu tavęs atsiprašyti, nes tiesą pasakius galvojau, kad tavo US Openas baigsis pirmam kvalio rate, ne todėl, kad man nepatinka, kaip tu žaidė ar ką, bet dėl to, kad jis praktiškai visiškai nuvažiavo be praktikos ant hardo. Šiemet jis žaidė 18 turnyrų ant molio ir 4 ant hardo. Tie 4 buvo sezono pradžioje, matyt, kai molis dar buvo neišdžiūvęs po žiemos. Tai negali sakyti, kad jam nesisekė, buvo vienas M25 finalas. Reiškia, tas hardas vis dėlto yra suprantama danga, bet kai tu nuvažiuoji, nežinau, po kiek čia turbūt 6-7 mėnesių pertraukos visiškai nežaidęs ant hardo, aš vien dėl to turbūt nesitikėjau, kad jis gali taip sėkmingai sužaisti tą kvalifikaciją. Aš paantrinsiu tau su atsiprašymais po Viliaus Deviso Vilniuje, kuris stebėjo online iš Suomijos skrisdamas iš turnyro. Tikrai nesitikėjau, kad toks sprogimas įvyks per 6 mėnesius. Aš manau, čia yra sunkiai paaiškinamas fenomenas, ką Vilius pasiekė per 6 mėnesius ir kaip treneris tu vis tiek vertini per
per savo istoriją, per savo praktiką, stebėdamas kitus geriausius jaunius pasaulyje, stebi patternus, kiek jiems tai užtrunka, ar užtrunka, tu matai procentą, kiek tų vaikinų visgi nesikonvertuoja iš gero jaunio į ATP žaidėjus. Ir tie paskutiniai 6 mėnesiai, mano žiniomis nepaaiškinami, tai yra kažkas įspūdingo ir tik tais galima skirti aplodismentus jam ir jo komandai ir būtų ypatingai įdomu sužinot, iš kur jie randa tos energijos ir to užsispyrimo ir kokius tikslus jie nusistato ir kaip jie dirba, kad tokie sprogimai vyksta, nes tai, ką jis padarė per pastaruosius 6 mėnesius ypatingai, tai yra, manau, unikalu. Aš tikiuosi, kad mes galėsim su Viliumi apie tai pakalbėti, nes mes derinam iš lėto dalyvavimą 13 game jo, tai aišku viskas priklausys nuo to, kada jis bus Lietuvoje, bet kai jis tik tai atvyks čia, mes iškart pažadu statysim čia kėdės ir bandysim iškvosti. Jeigu reiks ir 4 ir 5, ar ne? Ir 4 ir 5. Gali tekti vyrai daugiau kėdžių statyti, nes man atrodo, kad čia galit laivą pasidaryti jau. Ne, tikrai šiaip labai smagu matyti, kaip auga tie mūsų tenisininkai ir mes dažnai kalbėdom, va čia dar berniukai, dar vaikinukai, dabar jau tu matai tuose kortuose tikrus vyrus, jau raumenynus visai kitoks ateina, tu matai prieš kokius žaidėjus žaidžia, kaip žaidžia ir kokį charakterį demonstruoja, kaip pasitikė savim, kokia ramybė ten, tai būna dar kai kur taip žiūri, galvoja, dar čia galima buvo ramiau sužaisti, čia dar, bet čia viskas žiūrint iš šono, kur žinai, kur tu neverdi tose pačiose emocijose, supranti, kad ten viduje visai kitas kunkuliuoja, bet iš išorės tu žiūri, net kažkiek mes su vienu draugu žiūrėjom ir jis taip, nėra ten labai to teniso daug pasaulyje matęs, bet šiaip, mėgsta kažkiek ir pats ten pažaidžia, bet sako, man tai kas labiausiai patinka, kad aš žiūriu į lietuvį ir aš sako, nejaučiu, kad čia yra lietuvis, čia jau yra pasaulio pilietis, sako, taip, čia yra žmogus, kuris neturi kažkokio ten užsisklendimo, kažkokio yra, eina visur iškeltą galvą, viską daro pasitikėdamas savim, tai kažkaip jis tokį ištraukė frazę, man irgi labai patiko, kad sako, čia ta mūsų jaunoji lietuvių karta, sako, kur visi, sako, jau gyvena tą tokį labiau vakarietišką gyvenimą, sako, nieks jau nebesižvalgo į kažkokį tai negatyvą, būtent visi per tą pozityvą, per gerą pusę ir labai smagu ir tikrai kažkaip kaip pasakė, kažkaip irgi tą pradėjau žiūrėti, tas toksai net swag atrodo, tas toksai jau yra pas Vilių atsiradęs, kad čia va išeinu, nesvarbu, Gaskė, Švarcmanas, aš čia, aš gaubas. Ir ką jūs man. Bravo. Aisti, jos Open'e, biškai, atsistokim, pažiūrėkim, tikrai 2 pirmi puikūs mačai prieš Inkoną ir Gaskė, iš esmės labai panašus tiek rezultatų, tiek, sakyčiau, žaidimu. Ką padarė Švarcmanas, arba tiksliau galbūt netgi ko neleido Viliui daryti Švarcmanas lemiam kvalifikacijos mače ir kur jį galiausiai nulaužė? Visgi pasikartosiu, ką sakiau apie judėjimą. Aš manau, Švarcmanas viena jo stiprioji pusė, tai yra judėjimas, sugebėjimas užduoti daugiau klausimų. Ir Švarcmanas šiaip, jeigu stebėt, kai jisai buvo top 10, ką jis labai gerai darė, tai sukūrė spaudimą. Jis labai pereidavo gerai iš gynybos į kontrataką, į ataką ir sugebėdavo priešininką pats paspausti. Ir aš manau, būtent tie 2 elementai, kad jisai uždavė daugiau Viliui klausimų, stipriai geriau gynėsi ir sugebėdavo paspausti jį, ne Vilius diktuodavo sąlygas gal visą laiką, kiek Švarcmanas sakydavo, žiūrėk, užteks gintis, aš tave prispausiu. Ir matyt, ta patirtis per šitos 2 elementus uždavė Viliui klausimų, kur automatiškai tavo pasitikėjimas šiek tiek gali sušlubuoti ir turbūt užtenka, žinome, tenise sete užtenka 2-3 taškų. Jeigu kažkur pritruko, tavo setas yra 4-6, 5-7. Ir manau, bet tai ateis su patirtim, aš manau, šitie mačai Viliui bus didžiausia pamoka ir tikrai nebijoju, kad jis pasiims tas pamokas ir išmoks. Gaskė, mano galva, taip ir neiššifravo Viliaus to žaidimo, labai dažno jam į kairę inside outais ir po to smėgimo į priešingą kampą, kas Viliui puikiai sekėsi. Švarcasgi, man atrodo, turint omeny tai, kad jo turbūt kairė pusė backhandas yra nemažiau kokybiškas negu dešinė, labai lengvai, man atrodo, išgliaudydavo kartais Viliaus šitas užmačias ir pats kur nors, ką nors Vilių priversdavo bėgti kitur, kur jis nesitikėjo. Ar komentatoriai tiesa pastebėjo, kalbėdami per tą sutikimą, kad, turbūt vienintelis ryškesnis Viliaus žaidimo trūkumas kol kas yra įvairumo nebuvimas žaidimo. Ar sutiktum su išnaudojimas, nežinau, drop shotų, kitų panašių dalykų? Reikia nepamiršti, kur visgi Vilius augo ir kur jo žaidimas buvo suformuotas, ar ne? Tai visgi yra Ispanija, tai yra gruntinis tenisas, nori, nenori, jis yra, sakykime, formuotas
vienos mokyklos, bet jeigu pastebėti ir tą patį Nadalio ateimą nuo, sakykime, kai jam buvo 16-17, iki tol, kol jis buvo 34, kiek jisai įdėjo į savo arsenalą, ar ne? Naujų dalykų, ar ne? Slaisą, kalbam ir apie išėjimą prie tinklo, ar ne? Tai aš nemanau, kad mes turim šnekėti apie kažkokį galutinį Viliaus produktą. Tai 19 metų tuos ginklus, ką jisai turi, tą fiziką, tą mentaliką, kurią jisai turi, tai yra tikrai unikalu, o toliau ginklai atsiras matyti su mačo analizė, kartu su treneriais peržiūrint mačas ir žiūrint, ko man daugiau reikia, kuriuose vietose aš galiu pridėti ir dar nustebinti priešininkus. Turbūt ir kalbant apie Švarcmaną, matyti ten jau pritrūko, sakyti, kažkokių papildomų ginklų, bet tai bus tiesiog geros pamokos. Šiaip dar kalbant apie Švarcmaną, tai aš vis tiek įsivaizduoju, kad mano nuomonė jis yra daug aukštesnio, daug lygio žaidėjas, negu jis dabar yra reitingė. Tai vis tiek žmogus yra, kuris nelabai ten žaidžia po tos mažus turnyrus, ar ne, ir iš to nesusirinka to reitingo, bet kažkiek pakrytęs dabar jau karjeros, jau, sakykime, taip jau saulėlydis, ar ne pats jau yra pasakęs, kad jau paskutiniai čia tie metai ir turnyrai, bet jo lygis, tai mano nuomonė yra vis tiek koks top 50-uko maždaug ten. Tai jis, žiūrėkit, jis prieš porą metų buvo ten 20-ukė ar 20-uko prieigose. Ta prasme, ir aš suprantu, jo vienintelis dalykas yra dabar tai yra motyvacijos kažkoks tai nebuvimas, trūkumas, neradimas, kodėl ugnies tos, ta prasme, kodėl aš turėčiau čia važinėti, žaisti ir visą kitą, nes aš buvau nustebęs, kad jis, ta prasme, jis, ir jo amžius dar yra visiškai 32 metai, ta prasme, tai dar galėtų būti pats. Turbūt traumos fizika, vėlgi sugebėjimas grįžti, nes tie mažiukai, visi žaidėjai turi pasikliauti savo judėjimu, kaip sakyti, neturi jėgos pranašumo, turi stengtis per judėjimą, per ištvermę, tam reikia daug laiko ir jeigu tu kažkokią traumą turėjai, tas judėjimas nukentėjo, tu nenori, tau reikia daug laiko grįžti, ar ne, plus dar prisideda psichologija. Bet Švarcmano niekad nepamiršiu, kaip jisai grunte galėdavo geriausiam savo dienom dominuoti tą patį Nadalį. Jeigu neklystu, jis man buvo berods jo top 11, galbūt buvo ir top 12, netgi career high. Ir būdavo įspūdinga. Žiūrėt, man jisai primena tokį žaidėją Nikolai Davidenko, kuris savo pikė dominuodavo tuos, kurie laimėjo daug Grand Slamų. Yra laimėjęs Londoną, berods, jeigu aš gerai pamenu. Ir Londoną, ir tikrai daug pasiekęs. Tai man primena tos žaidėjus ir tikrai sutinksiu, kad potencialas Švarcmano, topo potencialas yra aukštesnis negu kitų dviejų priešininkų. Ir šiaip turbūt, kad mačas toks labai keistas buvo, toks su mažai laimėtų savų padavimų, labai daug breakpointų, labai daug ir įgyvendintų breakpointų ar ne, bet ir trūko turbūt va čia irgi, aš kažkiek žiūrėjau, aišku, tą statistiką, tu ten nagrinėjai, dar kažką žiūri, bet, pirmų padavimų turi prieš tokius varžovus šiek tiek geriau paduoti, ar ne, būtų keletas tų daugiau pirmų gerų ir tu gali jau žaisti, nes viskas tai buvo šiaip pakankamai arti, tu pasižiūri ten per 3-4 taškus iš esmės tokius pagrindinius, aišku, tas visas mačas ir vyko, vienur kitur šiek tiek galėjo pasisekti ir galėjo kitaip pakrypti, bet šiaip jo, geras pamokos, geras mačas, kur tau kaip tenisininkui, manau, kad yra labai labai smagu pažaisti su tokiais varžovais, kuriuos ką tik ten matėjai, būtent 10 ar kažkur tai, ir dabar tu matai, kad tu esi čia ir tu gali su jais žaisti, nėra, kad tu esi ten, žinai, mylę kažkur atsiliekantis, tiek atsilieki, tai čia yra irgi turbūt daug. Iš tos pozityvo pusės žvelgiant, turbūt gali kaip treneris ir kaip žaidėjas susirinkti čia netgi daugiau pozityvų taškų negu kažkokio negatyvo. Ais ir sutinki, kad sutikimo pradžioj, bent jau man taip atrodė, Viliui smarkiai jaudulys kišo koją, nes buvo tokių sprendimų, tokių lygtai skubotų, šiek tiek tas noras, ta prasme, įmušti bet kokią kainą ir greitai. Ir čia gal to pirmo suvokimo, kad tu esi per žingsnį nuo pačios didžiausios scenos. Čia turbūt klausimas Viliui. Visgi aš manau, kad mano spėjimas būtų, kad visgi Švarcmanas turėjo savo planą, turėjo savo idėjas, tikrai buvo pasižiūrėjęs, išsianalizavęs, kuriuose vietose jisai gali užduoti klausimus, kad suteiktų tą abejonę. Tai aš visgi manau, kad aš spėčiau, kad tai nebuvo jaudulys, kad tai buvo Švarcmano geras deliveris ir užklausimas to, ko Vilius nenorėjo. Jo, man irgi pasirodė, kad pradžia buvo tokia, kur biškutį Vilius neprisitaikė prie jo, kai kur perskubėjo, kai kur gal buvo pradžia irgi kažkiek tartasi, kad tu supranti, kad tu su Švarcmanu žaidė, ar ne, gal tau į tuos ilgus labai kamuolius veltis nėra, ar ne, didžiulė nauda. Tai gal kažkur tai buvo ta pirminė idėja, kad, žinai, šiek tiek greičiau atakuoti, bet tada, jeigu tau varžovas nelabai suteikia šansų greičiau atakuoti, tada tu atakuoji iš situacijų, iš kurių nereikia atakuoti, ir toksai sniego gniūžtės efektas gaunasi. Tai kažkiek jautėsi pradžioje, bet paskui tai
apsiprato tikrai ir tas žaidimas nebuvo blogas. Aš, pavyzdžiui, antram setė jau taip. Antra pradžia buvo visiškai fantastiška ir tikrai galvojau, kad jeigu nueis viskas į trečią, tai galvojau, kad čia naudinga mums yra, nes, Vilius, man atrodo, irgi daug klausimų gavau, žinai, per tą savaitę, kad čia gali nueiti ten iki kur tos lubos ir panašiai, mes čia irgi galim diskutuoti ar ne. Tai man atrodo, skirtingi, pavyzdžiui, jeigu lyginant su Richardo kelionė ar ne, tai Gaubo, aišku, pagrindinis turbūt pliusas yra tai, kad jisai turi vis tiek geresnės fizinės savybės negu Richardas iš to kūno, ar ne? Jis vis tiek yra šiek tiek didesnis, šiek tiek rankų ilgis yra ilgesnis ir tu daugiau gali pasiekti, tau jau kažkur tai tu sutaupai, ar ne, ten pusmetrį ar vieną žingsnį, kortekas dabar yra svarbu, aišku, dabar pagal tos kitus bizonus ir gigantus kartais, kur žiūri, tai vis tiek jų ten tas, ten Zvėrėvo kokį... Fizika dar kitokia. Dar kitokia jo ta fizika, bet vis tiek, jeigu lyginant grinai su Richardo, tarkim, tai man atrodo, čia yra svarbus ir kitas dalykas, man atrodo visgi dabar Viliaus komanda yra labai svarbus ginklas, kur Richardas turbūt, kad savo metu tokios galingos komandos savo užnugaryje neturėjo ir čia turbūt, tu kalbėk kaip nori, bet su visa pagarba, ar ne, ir tam pačiam Balžeko, ar ne, kuris padarė didelį darbą su Richardu, bet man atrodo, dar nebuvo tos patirties, nebuvo tiek žinojimo, ką veikti su tokiais tais brangakmeniais, kaip juos iki galo šlifuoti ir man atrodo, kad čia Vilius turi nemažą pranašumą žiūrint iš perspektyvų, kas buvo prieš tai. Ervinas paminėjo tokį žodį lubos, ar ne? Tu sutinkiaisti, kad dabar mes turėsim labai įdomius, sakykim, turbūt, nežinau, metus, 2, kur pamatysim, kur yra Viliaus lubos, ta prasme, nes, tenise turbūt tas kopimas reitingė iš esmės yra apie lubas, ta prasme, tu kažkurioje vietoje matyt atsiremi. Žiūrėkit, mes matyt Viliui jau kelis kartus dėjom lubas, kurias jis jau pastumė mums į viršų, turbūt daugumą iš mūsų, ir bandyti spėlioti, kur yra tos lubos, čia turbūt tas pats kaip burti iš kavos tirščių. Vėlgi remiesi tą praktiką, turim mūsų labai gerą kaimyną Marką Lajalą Estą, kuris irgi panašiai 19 metų atėjo į top 200 ir tarp 200-300 dabar challengerių top lygyje, jau turbūt 3 metai ir nors ir sužaidė gerą mačą Londone prieš Alcarazą, bet į tą top 100 jam ir neišeina, ar ne? Ir tu turbūt tada pradedi remtis tą patirtimį. Vėlgi peržiūrėjau vaikinus, kurie baigė top 10 jaunių 22-23 ir realiai Vilius yra turbūt antras pagal mano surastus rezultatus, kuris yra šiuo metu pagal career high ATP aukščiausias, ar ne? Tai turbūt parodo, kad labai sunku yra tranzicionuoti iš jaunių į ATP ir Vilius tas lubas nustūmė aukštai. Tai turbūt natūraliai abejonė bus, ar galim daugiau. Aš galiu tik palinkėti to užsispyrimo ir to produktyvaus darbo, kurį jie įrodė savo blokais. Ir aš labai tikiu, kad jie ateis į top 100, bet puikiai suprantam pagal patirtis, kaip yra sunku breikinti top 100 ir turbūt Richardas tą pantrins, kaip visgi yra sunku ten įeiti ir ten išsilaikyti, ar ne? Ir ypač išsilaikyti, matyti, ar ne? Tai čia bus labai sunkus etapas, aš galiu tik palinkėti sėkmės. O spekuliuot, kur tos yra lubos, nežinau, ar mes turim teisę nustatyti tas lubas, džiaukimės tuo, ką turime ir palinkėkime jam sėkmės toliau tas lubas keliant į... laužyti mūsų įsivaizdavimus ir stereotipus. Ir dar turbūt reikia suprasti, kad svarbiausia dabar yra gerinti savo žaidimą, kad tu kiekvieną dieną būtum tiesiog geresnis ir ten, žinai, ties reitingas, ar tu būsi ten gerai, visi nori tą top 100, faktas ir mes norim, bet ar tu būsi 90, ar tu būsi 120, tai ten didžiulio skirtumo ar ne, nėra. Tu vis tiek turi bandyti kiekvieną dieną būti geresnis ir kai tau atsiras dar didesnis stabilumas, kai įsivels kažkokie nauji ginklai ir ne ką važinėkėjom į žaidimą, tai tuomet natūraliai ir tas tavo reitingas, žinai, kils, tai į tą turbūt turi koncentruotis. O tas pozicijas kartais, taip aišku, smagu, mes vertinam, kalbam apie tai, statistika yra įdomu, visi tie dalykai, ar čia pavyks, kad atsidurti kažkur, kur buvo Richardas, ar nepavyks, kaip Vairaisti sako, tas lubas nustatyti dabar kažkam nubrėžti, yra toksai
Čia kas labai toks būrimas labiau. Aš tai turbūt norėčiau pabrėžti vieną tokį įdomų faktą, analizuojant Viliaus Jaunių karjerą. Paskutinis jo mačas buvo Europos čempionate, tai yra Liepos 3 savaitė. Ir po to, nors ir turbūt buvo galimybės važiuoti į US Openą, buvo neišvažiuota. Klausimas, ar čia yra daugiau dėl finansavimo, ar tai buvo pasirinkta komandos. Bet jeigu tai buvo pasirinkimas visgi, kad viskas Jauniai užsidaro, baigėsi, tai aš manau, kad jie turi ilgalaikę perspektyvą, turi ilgalaikius tikslus, žino, ko siekia. Ir jeigu yra toks mindsetas, aš manau, kad tikrai lubos neužsidaro ir eis aukštyn. Nes yra suprantama, kad reikia, kaip ir vienas sakė, vystyti žaidimą ir vystyti atletą, o ne tik tais vaikytis kelių reitingo pozicijų, važiuojant iš turnyro į turnyrą. Jo, ir šiaip labai smagu buvo matyti vis tiek lietuviai su ta lėkštė, ar ne, ten su tuo trofėjum, ta nuotrauka, toks žiūri ir iškart kažkoks tai toks pasitenkinimo jausmas geras, tai labai smagu, Viliui palinkėsim, kad dažniau mus tokiom nuotraukom nudžiugintų. O jo, ateityje tai aišku, mes žinom, kad tie pirmi metai jie iš dalies sunkus ar neperimi, bet iš kitos pusės jie tau lengvesni, nes tie reitingo taškai tau į viršų vis laik byra, o jau paskui, kai jau kitais metais reikia tuos reitingo taškus ginti, jau yra sunkiau, žinom, tai va, čia tie visi reitingo dalykai irgi tokie yra klampus, klastingi, juos reikia skaičiuoti, žiūrėti, bet sakau, svarbiausia geras žaidimas, o mes matom, kad kilimas į priekį, progresas tikrai yra, jis yra akivaizdus ir nuo to reikia ir atsispirti turbūt. Aš tik dar vieną skaičių pasakysiu, čia galbūt jis labiausiai iliustruoja, kokiam kosmose yra Richardas buvęs. Tam, kad Vilius pasiektų geriausią Richardo poziciją, tai yra 50-ąją vietą ATP reitingė, jam trūksta nei daug, nei mažai, maždaug 800 taškų, ta prasme, tai 1000-ko finalo nepakanka, reiktų laimėti porą 250 ir turbūt dar kokį nors gerą šaut 500-ko finalą. Kosmosas. Tai, ta prasme, aš irgi, žinokit, pažiūrėjau ir man sunku buvo patikėti, kad kokios prarajos taškų prasme didelės dar yra, bet kokiu atveju Vilius tikrai savo žaidimu įrodė, kad jis yra, sakykime, manau, pakeliui į tenai. Ir labai tikiuosi, kad Viliui pavyks vieną iš savo tikslų apie Next Gen Finals jis yra kalbėjęs, kad pavyks pasiekti, nes visgi tos pavardės kaip Alcarazas, tas pats Medvedevičius, praeitais metais laimėjęs Next Gen, ar ne, keliauja dabar į viršų. Aš manau, kad tai yra labai svarbu patekti ir aš tikiuosi, kad mes matysime. Na, jie kadangi labai aiškiai deklaruojau, kad tai yra sezono tikslas, matyti ir turnyrai renkamasi šiek tiek renkamasi turnyrus pagal tai Vilius dabar yra 6-7 berods tose lenktynėse. Apačioj, aišku, be abejo, čia yra kelių gerų turnyrų klausimas, turbūt gali varžovai dar jį pavyti, bet tas atotrukis jau nėra toks mažas, ta prasme. Tai aš manau, kad mes Viliui labai linkiu jam to taip pat matysime. Daug savaičių neliko visgi kito katofo, tai aš labai tikiu, kad mes matysime Next Gen Finals, kuris yra tikrai rimtas eventas ir tikrai daug žvaigždelių ateina iš ten į ATP turą po metų 2. Na ir puikiai proga dar pasirodyti globalioje scenoje, ta prasme, ne tik ką mes matėm US Open'e, ar ne? Tai vat būtent ir sužaisti tuos mačus, kur jau yra daug žiūrovų, kur yra visai kitoks tas dėmesys, pamatyti galų galę tuos didžiosius turnyrus ir nepajausti tą aurą, įeiti į juos, kai tu vėl kitą kartą jau norėsi ar ne, vėl būti norėsi pajausti tą patį jausmą, tas irgi, žinai, atsiranda ta patirtis, tau sąmonė įsiskalbia kažkoks va tas dalykas, kad tu gali ten būti, kad aš noriu ten būti, noriu vėl tų tribūnų, noriu to didžio turnyro pojūčio, tai tas yra labai labai svarbu ir aš manau, kad Vilius tikrai turi dabar visus ginklus ten atsidurti, matom kokią formą, reikia tiesiog išlaikyti tą patį lygį o ten nuvažiuosi, ten man atrodo, kad gali žaisti irgi su visais. Ir labai tikimės, kad US Open'as bus jam labai geras postumis dar atkakliau. Nebejoju. Arti treniruotėse, aš pats šiek tiek su juo turėjau trumpą pokalbį, tai buvo tikrai irgi pats labai patenkintas savo pasirodymu Amerikoje, irgi sakė būtent todėl, kad aš tikrai nesitikėjau taip žaisti ant hardo, dėl to turėjau didžiausių abejonių, na ir dabar jo artimiausias turnyras bus berods Sevilijos Challengeris ir po to Davis Cupas Kroatijoje, kuris važiuos kaip pirmą rinktinės raketę pirmą kartą. Ką, tiek gal apie Vilių. Džokas baigė visą teniso žaidimą, ar ne? Perėjo. Džokas yra džokas. Olimpinėse, turbūt tikras paskutinis džokeris. dalykas, ko jam trūko jo kolekcijoje įspūdingoje trofėjų ir Paryžius Džokui suspindo auksų vis dėlto. Ar tikėjotės, kad Džokas gali laimėti
olimpinį auksą ant grunto, po Wimbledono finalo, po savo traumų, po to, ta prasme, kad šiemet jis neturėjo nei vieno laimėto turnyro iki olimpiados. Nu, Džoko netikėti, tai, žinai, savęs negerbti būtų, kaip sakant, tai Džoko tu turi vis laik tikėti, aišku, kad kai pagalvoji, kai sudėlioji tos visas dedamasis, ar ne, kad žaidėjas prieš pusantro ten realiai mėnesio, ar ne, prieš ten tarpą, sakykime, prieš mėnesį ir 3 savaitės, ar ne, išsioperavęs meniską, atvažiavęs į Wimbledoną labiau praktikai prikaupti, bet nuėjo iki finalo, kas gal net irgi sveikatos atžvilgių gal irgi nebuvo gerai. Nepridėjo. Nu, tai va tos visus dalykus tu kaip paskaičiuoji, pagalvoji, tada tu galvoji vis tiek, čia yra gruntas, ten Alcarazas atvažiuoja geros formos ir taip toliau, kiti žaidėjai irgi vis tiek labiau nusitaikė irgi nori ar ne to, bet nu, tu matai, kiek žmogus susikaupė, vat, kad jie jau supranta, kad čia reikia tą paskutinę varnelę užsidėti savo karjeroj ir tai yra paskutinis tavo šansas visgi. Ir aišku, iš kitos pusės tu galvoji, kad kitam žmogui galbūt tai būtų spaudimas, bet Džokui tai yra labiau, taip, čia yra labiau motivacija negu spaudimas, žinai, tai va šitie dalykai yra nustabus ir tu žiūri ir tą tenisą, nu, koks finalas buvo, ten žiūri, kaifuoja, atrodo, negali atsitraukti. Na, ir ypač tie turbūt abudu tai breikai, ar ne? Jo, nu ir tu nori, kad tai tęstus, atrodo, ten 1:41 setas, nu, kažkas nerealaus ir atrodo, jeigu pagalvoji tuomet, kas būtų, jeigu čia būtų Roland Garrosas ir jie ten 5 turėtų luptis, tai kas čia 10 valandų užtruktų tas tenisas, nu tikrai kažkas nerealaus žiūri, tiesiog atrodo, ten bandai absorbuoti tą viską, įsitraukti ir atsimintas emocijas, tai nuostabu, kas vyko Paryžiuje, Roland Garrose, nu, kažkoks kosmosas. Aš manau, kad tie visgi vyrai yra kitokio sukirpimo, kai pasižiūri kitus elitinius sportininkus, kaip, sakykime, Michaelą Jordaną arba Kobe Bryantą, jų pasiklausai, tu supranti, kad jie yra sukirpti kitaip. Ir jie man atrodo, minta tą konkurenciją. Ir aš manau, kad Džokui kuo daugiau spaudimo, tuo jam yra geriau. Jisai tiesiog sugeba emociškai susitvarkyti su tuo, kuo turbūt dauguma žmonių negali susitvarkyti. Aš Džoką turbūt vieną kartą gyvenime mačiau tik tai emociškai tokį, nežinau, ar palūžusi gal per garsus žodis būtų, tai yra tas garsusis US Openo finalas prieš Medvedevą, kai jis galėjo berods tada aplenkti Fedą, jeigu neklystu, Grand Slamų skaičiumi ir gavo nuo Medvedevo 3 setus. Tai iš tikrųjų matėsi, kad tos tribūnus palaikymas ir visa kita jam sukūrė, bet ten jau buvo spaudimas. Ir jis jo turbūt nebeatlaikė, bet tai, ką jis padarė olimpiadoje, buvo visiškas. Paskui žiūrėkim, kosmosas. Jis vėlgi tą, reiškia, nesėkmę išnaudojo sekančiam drive'ui į priekį, kaip daugumas galbūt galėtų lūžti. Jisai sugeba iš to mokytis ir pasisemti energijos einant į priekį. Ta prasme, visišką komą, ką jisai pasiekė. Man tai nemažai dar, kaip ir Aistis sako, kad tie žaidėjai, tie sportininkai yra kažkokios kitos rūšės, ar ne, tai pasako ir apie tą patį Karlosą Alcarazą, kur tu galėtum sakyti, jaunas, dar bus ten tų finalų, dar visko, bet žmogus irgi ašaros akyse, emocijos didžiulės, tai va irgi parodo, kiek tu esi nusitaikęs į tą tikslą, kad tau nesvarbu, ten Džoko istorija čia nesvarbu, mano istorija yra man svarbi ir ten kitas sakytų, ai, nu čia Džoko laimėjo, pagarba, vis tiek legenda, ar ne, gerai, kad turi ir taip toliau, kaip ir daugelis turbūt masto, kad vis tiek, nu, dar laimėsiu, dar laimėsiu ir taip toliau, kažkiek visi mes turbūt galvojam, kad net neteisinga, gal kažkiek, jeigu būtų Džoko užbaigęs, be to aukso, ar ne, tiek padaręs tenisų, tiek ne visi ten jį mėgsta ir taip toliau, yra tų visų istorijų, taip toliau, bet vis tiek aš tai žiūriu į tai, kad nu, čia buvo teisingas jo karjeros kaip ir tas highlightas, o Alcarazas dar turės, bet man labai patiko irgi ta emocija iš jo ištransliuota, kad jisai jau šį kartą norėjo čia turėti, norėjo vėl būti geriausias, norėjo siekti tų aukštumų, tai va, čia parodo tą mentalitetą. Gal čia Rafa buvo paprašęs laimėti auksą, žinai, kad... Rafa norėjo turbūt savo gal pabandyti su Alcarazu, šiaip irgi dvejetus reikia pagirti, gerai žaidė, aišku, jau paskui jau pralaimėjo tą mačą prieš jau tikrai tokius vyrukus, kur jau ten irgi minta tais dvejetais, tai nėra lengva tokį suformavus, bet... Čia dvejetų turnyras buvo neprastesnis negu vienetų, turbūt dėl Murėjaus su Evansu, ta prasme, ten tas grįžimas iš 9-4, man atrodo, ar ne? 4-9 žiūrėjau, tą taibriką buvo sunku patikėti, emocija. Labai norėjos, kad jie ir Rafa, ir Murėjus eitų toliau, bet puikiai suprantam, kad ateina dvejetų specialistai ir jie nenori
moka išgliaudėti Supranta, klausimus, kaip tai daryt, kuriuos ar ne? užduoda ir Rafa, ir Murėjus. Bet čia idėja gal Rafai, gal dar dvejetas, gal gali pasukti. Abejoju, kad jam to norėsis. Čia tas pats kaip, žinai, Šarūnai Jasikevičiai eiti žaisti regioninėje lygoje. Nemanau, kad tai yra opcija. Galėtų, bet... Bet nemanau, kad tai yra reikiamybė. Jie number one arba nieko. Aš manau, kad pas jos mentalitetas yra toks. Jie negali būti number two. Taip. Ką, olimpiadai gal dėmesio tiek, nes turim paskutinės šių metų kalėdas. Pirmadienį New York'e prasideda US Openo pagrindas. Žinai, dar ką olimpiadą reikia pasakyti. Aš dar paminėsiu vieną faktą, kad pažiūrėjau, kai laimėjo Kinė ir nepagalvojau, kad dabar jau visas raketės laimi Kinai, nesvarbu, ar badmintonas, ar tenisas, jau ir lauko pradėjo, blema, galvoju, čia negerai, reikia europiečiams ir kitiems susikaupti, reiškia, žinai, negalima taip jau, visų rakečių negalima atiduoti Kinams. Bus proga pasitempti US Open'e. Ja. Aš kažkaip sakau, visą laiką sakydavau, kad tas US Open'as man yra turbūt mažiausiai laukiamas visą laiką metų Grand Slamas, gal todėl, kad jau link sezono, suprantu, kad artėja sezono pabaiga, būna labai daug pavargusių žmonių ir tas tikrai jaučiasi žaidime. Kita vertus dabar Viliaus visi reikalai vėl tas susidomėjimo US Open'ų gerokai pakėlė, bet gal mes US Open'ą mums reiktų pradėti nuo tam tikrų farmacinių žinučių. Sinerio dopingo istorija. Ką jūs galvojate apie ją? Žinot, vyrai, labai sunku, labai lengva nuteisti, labai lengva nuteisti ir aš nebejoju, kad į šitą istoriją gilinantis vis tiek yra kažkokia tai leidžiamos dozės, vis tiek yra antidopingo visos padarytos lentelės, yra procedūros. Taip. Ir nebereikalo jam buvo leista žaisti. Aš tikrai nemanau, kad... Na, yra konspiracijos sąmokslo teorija, kad... Spauda šiek tiek padeda šitą išpūsti reikalą, neduodami tų detalių. Ir aš visgi manau, kad tikrai jam nebūtų leidę žaisti, jeigu jis būtų viršės zonas. Aišku, vertinant bendram kontekste, žinant Simonos Halep istoriją, pastaruoju metu, turbūt nežinant tų detaliųjų faktų, atrodytų lengva įsakyti, turi būti out ir viskas, bet tikrai pasigilinus į detalės, manau, yra priežastis, kodėl jam buvo leista tęsti ir aš neskubėčiau jo taip greit nuteisti ir sakyti, kad Sineris turi būti banintas 2 metams. Bet ar čia nėra taip, kad būtent ta tyla ir ne, ta prasme, ką tu sakai, ta prasme, pasakykim, kad ta prasme, ta dozė lyg tai ten ir buvo kažkur praėjus, kad ten 1 milijardinė dalis gramo tos draudžiamos medžiagos, kuri, ta prasme, ten neturi realiai jokio poveikio, bet tai ar tokiu atveju ir nereiktų pasakyti, kad, jis neviršijo leistinos ribos, kuri yra tokia ir tokia, man tai labai trūksta šitoje vietoje turbūt to paties ATP komunikacijos aiškios, paaiškinant tą visą situaciją, nes dabar aš manau, ta prasme, tų dviprasmybių ir skeletų spinto yra milijonas ir aš manau, kad ta prasme, Janikas, jis buvo tas toksai, kaip čia pasakyti, turbūt labai fainas ir visų mylimas ir dabar tų klausimų jam turbūt tikrai padaugės po visos šitos istorijos tiek rūbinėje, tiek tribūnose. Aš taip skaitai, žinai, esu daug kartų galvojęs savo mintyse, kad kartais, man atrodo, per labai lengvai nuteisiami tie sportininkai ir ypač kai kuriuose situacijose, kai jau tu ten pagaunama, žinai, akivaizdžiai, ten tie jau lygiai, ten jau kosminiai skiriasi ir taip toliau. Tai faktas, kad čia yra čytinimas, čia yra negeri dalykai, kiti laikosi to ir aukoja savo sveikatą ir taip toliau, tu kažkokiais nelesniom priemonėm įgyji pranašumą ir ypač ten, žinai, vertinant visokius ten, nežinau, ten sunkumų kilnotai, dviratininkai, kur visgi yra toksai jėgos, ar ne? Jėgos konkrečiai, žinai, nėra tos daug labai ten taktikos, nėra dar ten žaidimo kažkokių vingrybių, tai ten aš sakyčiau, kad ten viskas man yra ok, ten turi būti tos labai aiškios ribos ir viskas aišku. Bet vat tuose tenise, futbole, ten krepšinėje, tuose tokiuose sisteminiuose sportuose, kuriuose yra daugybė ir mes matom, kad ir labai retai yra dažniausiai kažkur ten futbolininkai ar krepšininkai ar tenisininkai retai pažeidinėja tas taisyklės, nes tiesiog tu supranti, kad tai tokia menka dalis yra kažkiek tau padės, bet realiai, žinai, labai menkas dedamas. Taip. Daugiau. Tai tai ir tada aš apie tuos dalykus mąstydamas tikrai nesykiai galvojau, kad kartais ten tos ribos šiokios tokios ir ten tu nežinaigi, kaip pagalvoji, kiek turi prisižiūrėti sportininkas, kažką netaip suvalgysi, ten vos nežinau, ledų negali pirkti iš kažkokio tai vagonėlio vasarą, nes tu nežinai, kas ten. Ir nepamirškim, kiek yra taip jie visi minimizuoja, reiškia, išorinių žmonių
poveikį, bet tu turbūt negali visiškai eliminuoti. Ypač turint omeny, kad tavo darbas yra keliavimas per pasaulį kiekvieną savaitę, nauji viešbučiai, naujos avialinijos, oro uostai, dar kažkas. Tai būtent, tai sakau, kartais reikia turbūt tas visus faktus įvertinti, aš sutinku su tam labai, kad visą laiką komunikacija tokiuose situacijose labai svarbi ir visokiuose tose krizėse kažkur organizacijų ir taip toliau, ir ne tik, ir šeimose turbūt, ir dar kažkur visur dabar turbūt ta komunikacija, mes girdim daug tą žodį, bet jis iš tikrųjų yra svarbus ir to turbūt trūksta, bet aš sakau, grįšiu prie to, kad man atrodo, kad ten tie tokie miligramai visokie ten jau faktas, jeigu į tai kartotųsi ten, žinai, ir tu pažeidimus ten kiekvienais metais tu turėtum tuos, bet jeigu tau ten vieną kartą per karjerą kažkur tai ten atsiduri tokioje situacijoje, kur ten sakė, kad vėlgi imsis priemonių keisti ten žmonės ar ne, ten jau kokiais komanda, taip toliau, reiškia, kažkur buvo nesužiūrėta, gal dar kažkas. Taip, berods aš vakar mačiau jau, kad pakeitė fizio. Taip, jo, du žmonės iš savo komandos jisai visgi atleido, turbūt ir piarinis dalykas, bet įdomu būtų sužinoti ir antidopingo agentūros žmonių profesionalią nuomonę šitų klausimų, nes mes daugiau turim savo tokią spekulaciją ir tokią bajas nuomonę. Jo, tokia, ką norėtume matyti, kaip mes priimam sinerį, bet, pažiūrėkime ir vėlgi nekalant Džokovičius prie sienos, visi tie slėpimai gėrimų ir kažkokie tai rankšluosčio nešimų, kažkokių tai gėrimų, užduoda klausimų, ar ne? Tik tai tada klausimas, aha, randa, neranda ir taip toliau. Tai tų klausimų visą laiką turėsi, bet man atrodo, tai yra juodam baltų užrašyta, kokia medžiaga, kiek yra leidžiamos riba ir kaip jinai atsirado. Ir pagal tai ir profesionalai priima sprendimą. Ir jeigu jam leido, pasikartosiu, matyt buvo priežastys leisti toliau žaisti. O tai, kad procedūra užtruko ilgai ir matyt įlai išlindo iš maišo tai procedūrai tęsintis, o procedūrai tęsintis matyt buvo tyla. Taip jau gavos, kad čia... logiškas dalykas, turbūt aš supratau, nes tai buvo visas tas svarstymas ir apeliacijos sinerio, ta prasme, kaip čia sprendimas buvo paviešintas jau po visko, ta prasme, kai visiems viskas buvo aišku ir buvo nutarta sinerių leisti žaisti toliau. Tik aš turiu meni, kad tas turbūt paaiškinimas galėjo būti ištransliuotas detaliau šiek tiek, nes tam tikrų dviprasmybių mano galva liko, kaip tu galvoji, ar matėm pakankamai aštrią žaidėjų reakciją kai kurių, ar ne, tu kaip čia juos pavadint, gal labiau blogiukų fronto ATP. Influencerių žaidėjų, ar ne? Šapovalovas, Kirgiosas, Polė Berots, ta prasme, ar ne, visi kalbėjo apie dvigubus standartus ir taip toliau ir taip toliau. Ar šitą visą istoriją sineriui sukurs papildomo spaudimo jos Opene? Geras klausimas. Kažkaip aš visą laiką asmeniškai sinerį matydavau, kad jisai susitelkė prie spaudimo. Tai aš kažkaip manyčiau, kad visgi jisai... Aš manau, kad jis ne tiek atras motyvacijos, bet aš nemanau, kad mes matysim labai paveiktą žaidimą. Aš visgi tikiu, kad sineris, būdamas toks daugiau intravertiškas asmenybė, bent jau tiek, kiek aš vertinu, aš manau, kad jisai sugebės susijimti ir parodyti geriausią savo tenisą. Aš netikiu, kad jį išmuš, bet pažiūrėsim, ar aš teisingai prognozuoju. Jo, aš tai manau, kad irgi kažkiek tai bus tos įtampos, bet turbūt tai įtampa, žinai, yra daugiau aplinkui, kol tu garuos iki po pirmo kamuoliuko, ar ne, po pirmo taško. Kortą, vienas kitas taškas, ir jie ten žaidžia savo žaidimą, kad ten žiūrovai kažkaip tai ten būjintų ar dar kažką darytų, tai aš kažkaip to iš vis neįsivaizduoju. Man atrodo, kad tenisas apskritai yra šiek tiek virš to, ar ne, kartais mes matom ten tų dalykų, kai jau patys save nuteikia ir prieš tribūnas ir tas pats Džokas tą daro, bet bendraja prasme, man atrodo, irgi Jungtinėse Amerikos valstijose publika daugiau mažiau New York'e vis tiek išlavinta, ten būna visko tuose labiau vakariniuose mačuose, kur jau turbūt šiek tiek būna kai ko padauginį substancijų, bet čia į bendrąją prasme, man atrodo, kad viskas čia bus gerai ir aš palinkėsiu tikrai, kad Janikas irgi toliau demonstruotų tą tenisą, dėl kurio yra mylimas ir dėl kurio yra pirmoji pasaulio raketė ir tikrai mums smagu matyti, kad ateina tie deglo nešėjai nauji, ar ne, Alcarazas, Sineris, kurie vėl dovanos mums turbūt, kad įspūdingus reginius. Įspūdingą pusfinalį. Galbūt, pamatysim. Klausykit, vyrai, aš jums turiu paruošęs klausimai, kurį jūs niekaip neatsakysite, tai aš taip pasišypsosiu, kai jūs bandysit. Kas laimės moterų US Openą? Moterų US Openą? Geras klausimas. Taip, turbūt stebint Hardą, aš būsiu saugus savo statymę, Arina Sabalenka, su savo jėga, su savo visgi moterų tenisė aš kol kas nematau to proveržio, kuris kaip vyrų tenisė dabar vyksta tas kartu. Tad čia pas mus turim Svetek, turim Sabalenką, bet puikiai matome, kaip ant greitesnių dangų visgi Arina primeta savo ir
paskutinį dvikovą tarp jų. Nespėja iš paskos, ar ne? Tiesiog man atrodo, kad aš tikiu, kad Sabalenka visgi kels taurę į viršų. Aš paimsiu iš tave šitą kepurę ir sakysiu USA team, tai Koko Gauf. Koko netgi, ne? Jo. Okay. Džiaugiuosi už Tomai, aš neįsivaizduoju viską. Aš žiūrėjau, Uždavai klausimą, duok savo Tai mano darbas yra uždavinėti klausimus. Ne, šiaip aš galvoju, kad Badosa gali turėti visai gerą turnyrą. Navarro, Badosa. Osaka, jeigu pirmam Pirmas ratas, ar ne? nuims Ostapenko, gali irgi eiti visai neblogų kelių. Osakai beje nesiseka su burtais paskutiniu metu, ar ne? Nesiseka su reitingu visų pirma, tai tada ir su burtais. Reikia daug žaisti turbūt, kad tau sektųsi, kad tu tą reitingą pasigerintum tiek, kad tu žaidėjų negauni pirmose ratuose. Tu nenori, pirmas, antras ratas, jinai gaus Taip. kažką. Ja, ne pirmam ir ne... Bet pirmam rate turbūt vienas tokių geresnių dabar ir mačų. Taip, manau, kad Night Sessionas New York'e yra vienas užbukintas. Nežinau, tik tai ar šiandien, ar mes įrašinėjom laidą pirmadienį, ar rytoj. Aš irgi nepažiūrėjau, bet mačiau, kad pirmam turė, bet man atrodo gal 27 dieną lygtais. Ostapenkos su Osaka. Žiūrint Ostapenkos rezultatus, nenustepčiau, jeigu Osaka visgi 2 setais pasiims tam. Taip netgi, ne? Aš kažkaip... Bet šiaip neblogai formai dabar Latvija yra, bet sviruojanti. Sviruojanti, jinai visą laiką buvo sviruojanti ir kol kas to stabilumo neatsirado. Visgi Osaka, nepamirškim, kai kalbėjome prieš paskutinį Grand Slamą, Svetik 3 setai, vedimas. Manau, kad jinai turi tos patirties, lygiai taip pat kaip Stan Wawrinka, vyrų draw gali visko šaut, ar ne? Ratą kitą praeit. Taip. Gali be abejo wildcardą išnaudoti. Aš nežinau, ar mes moterų daugiau, ką nors čia galim protingo pasakyti, aš labai abejoju, manau, kad gal po turnyro apžvelgsim, ko mes nematėm, nesupratom ir visą kitą. Vienas dar klausimas. Žiūrėk, aš žiūrėjau, pavyzdžiui, dabar pasinius Grand Slamus, iš tikrųjų, jeigu, pavyzdžiui, top 8 abiejų vyrų moterų, ar ne? Pas vyrus, ta prasme, tikrai galima visą laiką rasti, turbūt, nežinau, iš to 8-tuko masę pirmų sydų, 1, 2, kokie nors žmonės, kurie galbūt turi sydą ten, nežinau, 15, 16, kažkur biški toliau, kuriuos jau galima vertinti kaip tam tikrą netikėtumą pagal reitingą, bet labai mažą. Ir iš tikrųjų labai nedaug tų tokių, to, ką mes galim pavadinti sensacijom, ar ne, kad patekimas į ketvirtfinalį. Pas moteris yra visiškas, labai dažnai būna visiška košė, ta prasme, šauna merginos, kurios yra, nežinau, ten 40-ose, 50-ose vietose. Ką tai sako, kodėl taip yra? Tiesiog lygis yra labai panašus. Matyt, kodėl taip yra, aš turbūt sunkiai atsakysiu, bet Tom favoritėm moterų tiesiog šiuo metu moterų tenise mes turim 2 turbūt išreikštas lyderės, ar ne? Ir tada nuo 3-4 WTA iki 60, 70, netgi 80 gali vykti bet kas. Matyt, marginai yra labai maži. Vyrų tenise tas marginas, matyt, prasideda jau ties top 6-8, galbūt netgi tas pats Holgeris dabar jau grįžęs yra į formą, arba grįžtantis į formą. Tai ten šiek tiek ta riba toliau yra. Kodėl? Negaliu pasakyti, priežasčių tikrai nespėliosiu, bet akivaizdu, kad vyrų daugiau turim lyderystės top 8 kartų. Atotrukis didesnis, ar ne? Tai ką, mes galim gal tada eiti prie vyrų ir tas pats klausimas, kas laimės ir ar turėsim, nežinau, Paryžiaus olimpinių pakartojimą ar Wimbledono finalo pakartojimą? Aš visgi tikiu ir labai noriu, atmetant visas paskutinių savaičių kontroversijas, aš visgi tikiu, kad Sinneris bus finale. Aš kažkaip galvoju, kad visgi Alcarazas turėjo puikius metus, nevertinant to, kad jis olimpinės finalą pralošė Djokovicui, bet aš tikiu, būtų per daug trijų Sinneris... Grand Slamų. Ne tiek kiek per daug, bet man atrodo emociškai yra labai sunku pakilti tą lygį, kokį jis pakilo, grubiai šnekėkim 3 kartus, nes nelaimėtas finalas vis tiek yra žaistas finalas, ar ne? Tai plus ta mikrotrauma dabar, nežinau, ar ten buvo koncentracijos dėmesys, matant tą fragmentą, ar nuovargis. Čia jau turbūt... Trauma, Aisis turiu menį, Alcarazo lengva čiurnos patempimas, žiūrint video, toks standartinis tenisininkui atsitinkantis elementas, bet dažniausiai, bent jau kiek mano praktikoje, tokie elementai atsitinka nejudant kažkokioj aplinkoje, tokioj gan standartiniam split step'e. Tai yra tiesiog arba nuovargis, arba koncentracijos trūkumas. Tai man tada klausimas, kokio jis yra visgi toj mentaliniai ir fiziniai būkliai, kad jisai nueitų ten, kur nuėjo
šituose trijuose Na ir matėm, startuose. kad jo ta forma dabar tuose pasirašymo turnyruose pagrindiniuose 2000-tukuose nebuvo labai gera, pralaimėta Monfisui, lūžusios raketės. Taip. Pirmą kartą gyvenime daužė raketę, bent jau taip oficialiai turnyruose, žinai, gal ten kažkur tai per treniruotės ir yra svaidės, bet oficialiai pirmą kartą pamatėm. Aš tai sakysiu vis tiek, žinok, dar artimiausius dar 2 turnyrus, kadangi dar esu sakęs, kad dar Djokovic'us turi vieną Grand Slamą laimėti, mano nuomonė, bent jau vieną. Tai aš dar 2 artimiausius tiek šitam, tiek ir Australijai sakysiu, kad Džoko laimės. Gal galim perbėgti per ketvirčius tradiciškai ir pasižiūrėsim, ką deleguojam. Aš ir vėl tradiciškai susirašęs. Ką, pirmas, Džoko neblogas, man atrodo. Jo, Džoko geri burtai, toj pasižiūrėsim. Pirmas ketvirtis. Sineris, Medvedevas, Tsitsipas, Tommy Polas. Na, čia reikalų. Feliksas AA, Filsas. Nu ir po to jau čia aš Sidus turiu omeny, Džeri ir Koboly. Tai paskutinis galbūt... Šiaip labai rimtas iš tikrųjų yra ir nuspėt čia pakankamai. Žiūrint į ketvirčių, šiaip labai rimtas ketvirtis, nes ir Ožieris tikrai demonstruoja labai solidžią formą, galbūt nėra kažkokių tai wow rezultatų, bet tikrai... Nes teisėjai neleidžia. Oi, čia galėt sakyti, iš tikrųjų tiek peržiūrėjus, galėt sakyti, čia atskira tema. Paskui jau pamatėm, bet turiu omeny, kaip teisėjai nuspręst. Bet čia teisėjas, jeigu jis neklausimas ar žaidės ar nežaidės, bet kamulio atšokimo charakteristiką turėjo parodyti. Nu, čia tas jo. iš tikrųjų man klausimas, kaip kita prieš tinklo pusė tikrai jautė ir žinojo ir matė, galėjo, bet kai tu turi matchpointą prieš Ožierį tokiam rate, tokio turnyro ir jam, tai šitoje vietoje tiesiog suveikė matyti tas toksai bazinis laimėjau ir nieko nesakysiu. Galva čia kaip gal kitas stumtis smėlį. prie kurio labai trumpai galim sustoti, ar technologijos turėtų ateiti pagalba teisėjams tokioje vietoje, ta prasme, peržiūra, pavyzdžiui, video, kurį labai akivaizdžiai parodė, kad, ta prasme... Bet mes turim tai kitose sportuose, kodėl ne? Kodėl ne? Jo, tai aš nenorėčiau gal, kad įsiveltume labai daug tų technologijų, nes mano nuomonė, kai jau paskui prasideda tie labai jau dažni stabdymai, tai šiek tiek išbalansuoja. Aišku, tenise gal šiek tiek kitaip, nes tenisas yra ta tokia sporto šaka vis tiek, kur tu sujudi, vėl tada pauzelė, tai gal žaidėjom taip turim Hokajo, turim 3 challenge sistemą, kodėl challenge ne tik tai skolui, o ir kažkokiai va tokiai situacijai negalėtume mes galbūt vis nesutiks su laiko limitu, gal per ilgai ten tą kamuolį mušę teisėjas nepastebėjo, tai peržiūrėkim, ar 24 sekundžių laikas atakai baigęs ar ne. Nu, tiesiog, manau, kad tie 3 challenge'ai galėtų tiesiog išsiplėsti į tą challenge tipą. Na, arba teisėjas jau turėtų kažkokius papildomus, žinai, irgi ten nebūtinai visą laiką, bet ten, tarkim, kelis atvejus, va, irgi tokius kažkokius, kur jisai nori pasičekinti save. Nes aš irgi turiu menį, kad tai yra visiškai mes turime 3 challenge'us turi, ta prasme, tai čia tiesiog formos klausimas, kodėl kiekvieną kartą žiūrėti IBM mašiną, o kodėl video nepanaudota, ta prasme, Būtent. Tai grįžtam prie tavo ketvirčio, aš manau, kad visgi, aš sakyčiau, Sineris išeina į šitą ketvirčio pusfinalį. O kas jį pačelendžins? Medvedevas turi sunkų startą Amerikoje, daug pralaimėta. Bet turi patirties. Bet turi patirties. Tommy Polas? Amerikono US Open'į niekada negalima nurašyti. Lygiai taip pat kaip šnekėjom prancūzų Roland Garros'e, vis tiek jiem duoda tą papildomą edžą. Ir turbūt, kad žiūrint į paskutinius rezultatus ir šios vasaros, Tommy Polas yra toks juodas ir šitam ketvirtyje, kurį... Gerų Grand Slamų, kas yra svarbu, turbūt šitoje vietoje žino, kas tas Grand Slamas yra, kaip jis atrodo ir kaip jame nukeliauti iki ten. Visgi, jeigu reikėtų statyti pinigus, aš sakyčiau, kad Medvedevas su Sineriu saugiausias, bet Tommy Polo nenurašyčiau šitam ketvirtį. Ką turi negalvoju? Vat šitam tai aš sakau, man tai toks labai visas, bet aš iš amerikiečių, aš gal šiaip galvoju, kad Fritzas gali visai turnyrą neblogą turėti. Tiafo turėjo gerų rezultatų. Tiafo yra gerų rezultatų, bet Tiafo, kur ketvirtfinalį turbūt ant Džoko, ar ne, išeitų, pensuotų ketvirtadis yra. Tai, ketvirtfinalis, vėlgi kaip vertinsi, ar jau čia būtų gerai, turbūt Tiafo gal ir gerai, bet turint omeny... Jis pelna žaidė pusfinalį. Jo, tai bet turint omeny visą tą, žinai, kad amerikietis namuose, tai turbūt jau toks netikėtumas jau būtų finalas, bent jau ar ne kažkur tai ten pasiekti ketvirtfinalis, turbūt toks būtų, neblogas pasirodymas, bet nieko labai įspūdingo, bet aš kažkaip iš Frico galvoju, kad gali jisai kažkur ten supurtyti. Fricas, man atrodo, irgi tam sunkiam ganėtinai trečiam yra, ar ne? Jo, trečiam. Taip, dabar antras tada važiuojame, ne? Okay. Alcarazas, Hurkačas, Deminoras, Korda, Kačanovas, Draperis, Arnaldi. Čia nebloga turi. Hurkačas. Gali challenge'inti Hurkačas? Nemanau, aš visgi mano šitoje vietoje vėlgi aš žiūrėčiau į Amerikoną, į Kordą.
Aš kažkaip galvoju, kad duos jiem tą papildomą Korda laimėjo motyvaciją. pirmą 500 karjeroje Amerikoje, dabar ką tik Vašingtono 500. Aš tiksliai neprisimenu lentelės, bet jeigu jie su Alcarazu nesueina Anksčiau, 16, tai mano spėjimas būtų Korda su Alcarazu. Hurgačas šiaip gerai žaidžia ant hardo, jam tas padavimai jo stiprybė, tai ir dabar turėjęs neblogų turnyrų, aišku, toks irgi labai būna bami šoka, būna nusileidžia, tai labai sunku pasakyti, ant kokios bangos ateis, bet why not, gali sukrutėti, aš manau. Bet šiaip, čia Alcarazui tai irgi žvelgiant į visą tą kelią, tai tikrai pakankamai nesudėtingai turėtų iki pusfinalio nukeliauti, manau. Aš kaip daug tikėjausi ir visai tikėjausi daug iš Deminoro, bet jis vargšas nuo Wimbledono nežaidęs. Vienetų visiškai tos traumos patirtos, dabar bandys grįžti. Tai matysim, kaip jiems seksis, bet turbūt ta trauma vis tiek įtakos jo žaidimui turės. Ką, trečias ketvirtis, Zverevas Rūdas, Fricas Rūnė, Amberas, Museti, Bublikas, Opelka ir Beratinis, kuris turbūt gali irgi visai pasniu metu žaidžia. Rūnė šiaip forma kyla į viršų. Mama sakė Rūnės, kad čia viskas jau dabar tai bus. Dabar tai bus jau. Čia yra didžiausia, atrodo, klaida, bet čia tik mano nuomonė. Zverevas, beje, mačiau, mačas cancelled su Rusuvori, bet niekaip neišsiaiškinau, kokios priežastys to cancelinimo. Ar Rusuvori visgi yra injured, ar Zverevui kas nutiko. Bet abejoju, kad Zverevui kas nutiko, nes vakar gražiai mušė treniruotėj. Tai Zverevas vienareikšmiškai ketvirtfinalį, vienareikšmiškai. Prieš? Mano spėjimas būtų turbūt Rūnė. Visgi galvoju, kad Rūnė iki ketvirtfinalio nukeliaus. Tu renkėsi Fricą čia? Aš Fricą čia renkuosi, jo. Kažkaip galvoju, kad reikia kažkokio netikėtumo, amerikietis. Visą laiką būna, kad kažkas iššauna iš amerikiečių, tai vat. Nu ir ką, ir pasinis ketvirtis, ar ne? Džokovičius, Rubliovas, Dimitrovas, Šeltonas, Tiafo, Papurinas ir Lehečka. Džokas ir kas nors iš Amerikos? Ir kažkas. Ar Rublis? Mes kalbėjom apie šitą, kad turbūt Tiafo Džokas, bet nenustepsi, jeigu Rublis visgi... Neišprotės, sakai, kur nors pakeliui? Su juo nemanau. Čia you never know, kas gali stendusi jį pakrutinti ar ne, bet jo, aš visgi galvoju, kad Tiafo Džokovičius toks būtų mano spėjimas. Nors yra juodųjų arkliukų ten tikrai nemažai. Tas pats Lehečka, žiūrėk, ne vieną kartą yra nustebinęs. Šeltonas jo irgi gali. Šeltonas visada gali suprantu, sprogti vieną mačą. Šitiegi kortai pakankamai greitai jos Open'e šiemet. Taip kalbama, ta prasme, tai turint omeny jo servą iš kairės pusės. Tai ką, bus finalas, sakot, tu sakai Sineris Džokas, tu sakai Džokas. Nu geras dabar finalą. Džokas tikrai, o toliau... sakykim, kad jo, gal Sineris labiau Alcarazas. Jų pusinėse nebus. Tai kažkas iš jų. Labai sunku pasirinkti tarp Sinerio ir Alcarazo, bet tarkim Sineris. Aš irgi galvoju, Sineris, tik negalvoju, kad Džokas išeis į finalą. Kažkodėl tai? Išeis pamatys. Ką tu galvoji? Apatinė pusė. Aš šaunu kokį nors Šeltoną. Šeltoną. Tegul va šitai būna. Amerika bus happy. Aš esu tam pasiruošęs. Man atnaujins kepurę ambasadą. Jau viskas, nu. Ką, tai gal mes šį kartą tiek tada susitiksim matyti jau po US Open, aptarsim, pasijuoksim iš mūsų spėjimo, aptarsim rezultatus. Gerai, Aisti, ačiū tau labai, ačiū visiems, kurie žiūrės mus ir ką, iki kitų pasimatymų artimiausiu metu. Adios. Iki. You can't be serious, man. You cannot be serious! That ball was on the line!